Jehovos liudytojai tai religinė organizacija įkurta pradininko Charles Taze Russell XIX amžiuje Jungtinėse Amerikos valstijose Pensilvanijoje. Organizacija prasidėjo kaip Biblijos studijos, tačiau vis klestėjo, prisijungiant vis daugiau narių tiek Jungtinėse Amerikose, tiek ir už Atlanto. Jehovos liudytojai yra krikščioniškos kilmės religinė organizacija, turinti savitą tikėjimą. Pavyzdžiui, bendruomenė tiki į visagalį Dievą, viską ko kūrėją vardu Jehova, Dievo karalystę, Biblijos mokymus bei Armagedoną. Tačiau tikėjimas neigia šventąją trejybę, Jėzaus Kristaus dieviškumą, sielos nemirtingumą. Iš visų šitų fragmentų mane labiausiai sužavėjo ir mano smalsumą užkabino Armagedono samprata. Užsidegiau sužinoti to iš pirmų lūpų, dėl to po keletos skambučių ir po keletos elektroninių laiškų pavyko susisiekti su Vilniaus Jehovos liudytojų bendruomenė. Tai sveiki, aš esu Deimantė Balžauskaitė, man 21 ir esu Jehovos liudytoja. Kas jūs atvedė į šį tikėjimą? Tai aš iš tikrųjų užaugau tokioje šeimoje, kur buvau auginama, galima sakyti, pagal tokias vertybės ir nors mano tėvai patys nuo mažens nebuvo liudytojai, bet jie man visą laiką rodė tokį gerą pavyzdį, kaip būtent tie Biblijos principai juos pačius pakeitė ir padarė geresniais žmonėmis. Ir iš tikrųjų man pačiai irgi tas buvo, kad aš tiesiog įsitikinau irgi to, kas ten rašoma, su laiku pati vis tiek turėjau priimti sprendimą, kuo aš tikėsiu ir pradėjau skaityti Bibliją, įsitikinau to, kas ten rašoma ir tie Biblijos patarimai man pačiai padėjo tiesiog būti geresniu žmogumi ir kitus tokiais daryti. Taip pat, kas mane labiausiai užkabino, tas Armagedonas. Tai gal galit pradėti nuo to ir paaiškinti, kas tai yra. Tai jo, Armagedonas iš tikrųjų galbūt daug kas įsivaizduoja tai kaip pasaulio pabaigą arba kažką tokio labai gąsdinančio, bet tai, ką aš sužinojau skaitydama Bibliją, tai kad Armagedonas tai yra laikas, kada Dievas perima valdžią iš valstybių arba dabartinių valdžių ir tiesiog pradeda spręsti žmonių problemas. Tai nežinau, gal irgi teko girdėti tą Tėve mūsų maldą, kurioje iš tikrųjų visi ir prašo, kad ateitų Dievo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai čia ir bus tas laikas, kai bus Dievo valia. O ką konkrečiai iš tikrųjų tai reiškia, tai tiesiog irgi taip pat, ką aš supratau iš to, kai skaičiau Bibliją, tai kad tiesiog bus daug geresnis gyvenimas, negu mes turime dabar. Tai Biblija sako, kad bus saugu gyventi, tai nebus karų, kurie dabar neleidžia mums jausti saugiai, taip pat bus irgi klestės ramybė, tai iš tikrųjų galim suprasti, kad nebus tas, kas vargina mums dabar galbūt, ar ne, stresas, nerimas, įtampa žmonės. Ir taip pat irgi sužinojau, kad Dievas sukūrė žemę, kad tai būtų žmonių amžini namai ir jis nori apsaugoti ne tik žmonės, bet ir mūsų žemę. O kaip vyksta tas gal ruošimasis Armagedonui? Tai kadangi jo, tai nebus kažkas tokio grandioziško, ne, tai galbūt nereikia ruoštis kažkaip, nežinau, materialiai ar fiziškai, bet irgi, ką Dievas tiesiog yra pasakęs ir pačioje Biblijai, kad jisai nori, kad aš dirbčiau su savo asmenybę, nori, kad aš tiesiog būčiau tas geras žmogus ir stengčiausi būtent laikytis jo prašymų įvairiais klausimais ir tiek turbūt, o kažkokio tokio konkretaus pasiruošimo tai kaip ir nėra, tiesiog stengiuosi kiekvieną dieną dvasiškai stiprintis, skaityti Bibliją, turėti tos gerus santykius su Dievu ir jo. Kadangi buvau pasiskaičius ir skaičiau apie tai, kad tai yra kaip ir pažadėto pasaulio atėjimas, kitur tikrai buvo ir tas pasaulio pabaigos teiginys, tai kaip ir turėjau klausimą, kokia Jehovos liudytojų santykis su ateinančiu Armagedonu, ar tai yra kažko laukia viltingai, bijo, tai kelia nerimą, bet dabar kažkaip atrodo, žiūrint šitą klausimą, galėjau nuspėti, koks yra atsakymas. Bet vis tiek, kai jūs kalbat apie tai, vis tiek kokia nuotaika?
Nu, tai iš tikrųjų, jo, kaip ir jūs paminėjot, kad aš tikrai labai laukiu tos dienos, nes esu tikrai įsitikinus, kad tai įsipildys, kas yra parašyta Biblijai. Ir žinau irgi iš Biblijos, koks geras bus Dievas valdovas. Tai iš tikrųjų, jeigu tikėti, kad tai įvyks, tai tikrai manau verta dėl to gyventi. Ir dabar tai man yra tokia gyvenimo prasmė, bet ir ne tik, iš tikrųjų tai yra tokia motyvacija tiesiog kiekvieną dieną, manau, gyventi prasmingai. Jau, ir kaip tik norėjau kaip ir užbaigti būtent Armagedono temą su klausimu, ar mintis apie Armagedoną pradeda prasmingai praleisti šiandieną. Aišku, tai jūs paminėjot, bet galite dar kažkaip pakomentuoti. Taip. Jo, tai iš tikrųjų tikrai tas, kaip aš sakiau, suteikia tokią gyvenimo prasmę gyvenimą, kai tu žinai, dėl ko tu gyveni, kažko lauki, vis tiek, kai mes kažko laukiam, tai mes kažkaip ir greičiau tas laikas praeina, atrodo, ir tada jo, tiesiog kiekviena diena tokia gaunasi prasminga ir tai neužtrunka kažkaip taip ilgai.